Sveiki, esu svečias iš praeities. Džiugu sugrįžti į savo jaunystės miestą Lentvarį. Kaip čia viskas pasikeitė. Bet prisiminkime, nuo ko viskas prasidėjo. Girdėjau tokią legendą, kad Lentvario pavadinimas kilo iš dviejų vokiškų žodžių – land ir varen. Lietuviškai jie reiškia žemę ir saugoti. Tais laikais, kai Lietuvos žemės puldinėjo kryžiuočiai, Lentvario gyventojai saugojo kelią vedantį į tuometinę sostinę – Trakus. Kita legenda byloja, kad Lentvario pavadinimas kilo iš lietuviškų žodžių – lenta ir varis. Lentvario geležinkelio stotis buvo pastatyta 1862 metais. Tai aukščiausios klasės geležinkelio stotis. Tuo pat metu buvo pradėta Sankt Peterburgo Varšuvos geležinkelio atkarpa Lietuvoje ir nuolatinis eismas į Varšuvą. Geležinkelis įtakojo susisiekimą, Lietuvos pramonę bei miesto augimą. Bet labiausiai miestas suklestėjo grafo Vladislavo Tiškevičiaus bei jo žmonos valdymo metais. Jų iniciatyva buvo pastatyta bažnyčia, perstatyti rūmai bei įkurtas nuostabiai gražus parkas. Lentvario dvarą apie 1850 metus įsigijo Juozapas Tiškevičius. Čia prie ežero jis pastatė šveicariškos stiliaus rūmus bei įkūrė unikalų parką. Po jo mirties dvaras atiteko jo sūnui Vladislavui Tiškevičiui, kuris rūmus perstatė pagal belgų architekto Vego projektą. Šiandien mūsų rūmai stebina įspūdingomis neogotikos formomis. Ūkiniai dvaro trobesiai netinkuoti, išradingai papuošti raudonų plytų skulptūrinių detalių dekorų. Ypač įdomus senoji arklidė, vandentiekio bokštas ir senoji kavinė Riviera. Taip pat kiti pastatai, kuriems šiandien reikia skubios restauratorių pagalbos. Šios arklidės kažkada buvo pilnos gražiausių žirgų. Grafas Vladislavas Tiškevičius be galo juos mylėjo, bet labiausiai didžiavosi vienu eržilu. Žmonės pasakoja, kad vieną dieną grafas nusprendė išbandyti savo eiklųjį žirgą lenktynėse su traukiniu. Žirgas šeimininko neapvylė ir grafas lenktynes nesunkiai laimėjo. Ta proga grafas iškėlė puotą, visi linksminosi iki paryčių, tik žirgas liko pamirštas ir atsigulęs ant šalto grindinio susirgo. Nepadėjo net skubiai atvežtas veterinaras. Grafas labai supyko netekę savo mylimiausio ristūno ir liepė arklininką negyvai užplakti. Pertvarkant dvaro ansamblį dalyvavo kraštovaizdžio architektas prancūzas Eduardas Andrė, kuris sukūrė išskirtinę Lentvario parko kompoziciją. Dirbtinė grota, kriokliai, dirbtinės uolos, apžvalgos kalnelis su įsisukančiais laiptais ir betoniniais elementais, kurie kviečia pasėdėti, pailsėti ir pasigrožėti atsiveriančiais vaizdais. Parke begalė retų augalų, tai vienas gražiausių Lietuvos istorinių parkų.
Grafas Vladislavas Tiškevičius rūpinasi miestelio plėtra. 1905 metais jis gavo leidimą pastatyti šiai nuostabiai bažnyčiai. Bažnyčia buvo statoma pagal italų architekto Orsino Bandži projektą. Tai įspūdingas raudonų plytų pastatas, kuris primena Milano Santa Marija delle Grazie bažnyčią. Grafui mirus, jis buvo palaidotas Lentorio Viešpaties Apreiškimo švenčiausiai mergelei Marijai bažnyčios koplyčioje. Apsilankykime bažnyčioje. Mano kelionė baigta. Kviečiu jūs apsilankyti šiame gražiame miestelėje, Lentvaryje. Likite sveiki.